Sveiki, mėlyjeji. Šventės tuojaus bus šventės, kūčios, kalėdos, nauji metai. Ir dabar tas žiemos lygiadienis buvo. Šitie dalykai yra tokie labai mistiniai. Ir ne tik mistiniai, jie tą virsmą metų, tą mūsų pasikeitimą kalendoriuje visur tai duoda tam tikrą ir vidinį apsivalymą. Žinot, tikrai susiduriu labai daug kur reikia tiesiog egzorcizmų. Reikia, nes žmonės pikti. Žmonės antiek pikti tapo, antiek, varkau kamerą, žiūriu, kad čia man jinai labai kažko žemai. Tai va, prisižiūri tam YouTube, prisižiūri Google'ai, prisižiūri internete tų visokių burtų, visokių nesąmonių ir padėk Dieve. Ir žinot, kuo tas baigėsi. Baigėsi pykčių savo tą realizavimą. Kerštų, pykčių, viską. Bet svarbiausia, kuo tas baigėsi patiems. Bumerangas grįžta, mėlyje. Aš jums kaip ezoterikas galiu pasakyti, kad tikrai grįš ir jums. Jeigu jūs tuo dalyku žaisit, grįš ir jums. Turiu pavydų ir aš asmeniškai, ir tikrai nemažai. Žmonės visko pavydė. Ir tos dovanos, ką man Dievulis davė, nei aš prašiau, nei nieko gavau ir turiu. Ir kiekvienas jūs kažką tai turi tokių, kur jum atneša kažką tai gyvenime, talentus, ar maistų gamybę, ar siuvime, mezgime, ar sodininkystė, ar dar kažkur, ar kažkuo tai, žinot, kiekvienas tarnaujam kitiems žmonėm ir iš to ir gyvenat, ir kas duoną kepa, kas batus siuva, kas kitus dalykus daro. Tai yra visi mes tarnaujam vieni kitiem. Ir iš to gyvenam. Tai čia yra tokia taisyklė. Už viską, ką gauni, turi duoti ir už viską, ką duodi, turi gauti. Žinot, reikia mokėti valyti. Aš save išsivalyti nuo to, ką gaudi blogiu. Tai žinot, ką pirmiausia reikia. Tiesiog gale dienos pasimelsti tokią maldelę, kad viską, ką gavau gerą, su meile irgi atiduodu ir ką gavau blogą, taip pat grąžinu, kas man siunti. Tai yra labai labai svarbu. Druska visur, tas valymas, prieš lenkstį ten po kilimėliu papilkit druskos. Ir visi tie dalykai yra taip pat labai svarbu ir išsivalyti ir tą sugražinti atgal, nes tai yra paprasčiausias jums būdas. Taip, tai sugražinimas pakenks tam žmogui, kuris jum kažką siunti, tas bumerangas grįžęs. Bet tikrai nesidrapstykit tuo savo purvu kitiems žmonėm, nes turėtumėte žinoti, kad grįš ir jum. Tai kam jums to reikia, mėlėji, tai yra, ir aš tą darau. Ir aš tą darau visada. Ir sugražinu tą, jeigu man kas norėjo palinkėti blogo, tai geriau nelinkėkit, nes aš labai stipriai sugražinsiu. Ir jūs tą darykit, reikia gyvalytis, negi norit sirgti, norit kentėti, norit, kad jums viskas nesisektų gyvenime, jums gali tas eiti per jūsų vaikus, žinot, kaip tas veikia. Jeigu, pavyzdžiui, jums palinkės, neduok Dieve, taip, ir jau tikrai pasakysiu, bet jeigu jau palinkės, kad tu nustiptum, ar tu ten šitaip jau lyg iš to lygio, tai jums gali nebūtinai, kad jūs ten krisit iš karto. Gali jūs priversti pradėti alkoholį vartoti, gali ta bioplazma, tas prakeiksmas gali priversti nusigerti lygi, kad tu kepenų cirozę gausi, kad tu pradėsi rūkyti arba dar intensyviau rūkysi ir gausi rūkydamas vėžį ar kažką panašaus. Žinot, gali
tu ten, tas palinkėjimas kaip, kad tu netyčia palysi po mašiną, paskesti be maudym, visaip tais būdais. Ir žinokit, jeigu to nesivalysit, aš tikrai, dovanokit, nenoriu jūsų gąsdinti, mėlyjeji, bet aš jūs noriu labai įtikinti, kad valymus darykite savo. Tiesiog galit užsidėkti nedidelę kokią galiuką žvakės, koksai su žvakide ar į kokią lėkštelę pastatot ant žemės ir tiesiog pastovit virš tos žvakės, apsižergia. Pastovit virš tos žvakės ir tiesiog taip įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Tokia stovėdami darykit tokį savo valymą vidinį. Įkvepi gerą energiją, iškvepi blogą energiją. Žinot, smilkalai. Smilkalai, įeikit į savo butą ar namą, iš lauko pusės reikia, arba bent jau iškiškit su tuo dėkliuku tą smilkalą ir įeinat ir po kairiu pečiu apeinat visus kambarius, kur susitinkat, visus kambarius apeinat, jeigu prieinat laiptus, lipat į 2 aukštą, jeigu yra ir 3 aukštą, ir vėl apeinat viską laiptais, nusileidžiat žemyn ir pabaigiat tą kitą dalį to namo ir išeinat, jeigu prieinat duris į rūsį, nusileidžiat į rūsį, apeinat, išlipat ir toliau vėl einat pasieniais. Ir vidury taip su tuo smilkalu pereinat visus kambarius. Galima, smilkalai patys geriausi, aš pati naudoju tai sandalą. Bet sandalas turi būti nespalvotas, tas paprastas pilkas, jisai didesnį tikimybė, kad bus natūralus. Jeigu ten raudonas, žalias ar koks juodas, tai gali jau sintetinis būti, to nenaudokit. Arba jeigu turi džiovintų pelynų, tai labai gerai, žinokit, tiesiog į metalinį bliūdelį galima kažkokį tai indą paimti ir sutrupintą padegti. Ir jie smilksta, tas pelynų, džiovintų pelynų, tie lapeliai, ten stiebeliai, jie smilksta ir pereinat šitaip, tai dar geriau. Pelynas, žinokit, yra pats mums geriausias čia ir tikrai žinosit, kad natūralus. Toliau druska. Druska būtinai pasiberkit iš lauko pusės, po kilimėlių, prie butų, prie slenkščių, gali tiesiog vartų, kur pas jūs įėjimas. Neduok Dieve, kad kažkas tai jum kažką tai. Pasakoja man čia žmonės labai įvairių dalykų, žinokit, kad randa prie durų priešų savo pelę žiurkę padėtą. Tiesiog už durų prie kilimėlio ar prie lauko namų durų. Gali ten, jeigu užrakinti vartai, prie vartų būti pamesta. Baisus dalykas, žinokit, tai yra, kad jūsų viską gerą kažkas suėstų, kad jūs numirtumėt kaip ta pelė. Žinodžiu, žmonės antiek, neduok Dieve, rasit žemių pribarstytą, tiesiog paprasčiausių žemių, smėlių ar kažko. Jis gali būti iš kapinių. Tai vėl greitai sušluoja tą vietą druska. Labai gerai, žinokit, ką daro druska, jinai neutralizuoja visą negatyvą. Ugnis ir druska, tik 2 dalykai. Smilkalai taip, jie irgi ezoterikoje labai daug gali ir padaro. Nes visą erdvę, žinot, namų aurą išvalyti gali geriausiai tai tik smilkalai.
Tai čia irgi tokie va. Tai tas apsivarymas prieš šventes, kad jūs kitais metais pradėtumėt savo metus tikrai sėkmingai, kad visas brudas, visos nesėkmės, viskas, kas jūsų buvo atėję į jūsų namus, susinaikintų. Druska už jūsų tų pagrindinių slenkščių, jeigu ten įėjimas į verandą, į kažkokį tai žinot, prieškabarį ar kažką tai tokių, įėjimas iš lauko pusės ir kilimėlė ten daugiausiai būna patiesti ir ta druska, tai net jūs praeidamas pro tą druskos aurą, nes druska turi labai stiprią kaip ir ugnis aurą. Jeigu jūs iš darbo kažką negatyvą turėjo, ten konfliktus, ką ir tai neparsinešit namo. Ir tai jau jum mažiau bus to negatyvo, to tokio, ką jūs nereikia tų šiukšlių neštis į namus, tos neigiamos energijos tikrai jum nereikia į namus parsinešti, ar ne taip? Tai va, tai ką aš jums dar galiu pasakyti iš tokių paprastų, labai kasdieniškų, labai paprastų. Ant stalo visada turi būti vaisių padėta. Keli obuoliukai, keli ką, tai yra visada pritraukimas gausos, tai tiesiog čia jau nuo senovės tokie dalykai, žinot, kaip yra ta namų dvasia pamaitinta, žinot, naminuką tą jūsų pamaitinta. Yra tie dalykėliai, žinokit, niekas iš pirštų nelaužta. Nuo senų laikų žmonės kažką tai būdavo, kurie tai kažką matė, kažką pastebėjo. Ir žinot, jūs galite juoktis, netikėti, tikėti, čia jūsų reikalas. Bet yra ir tos miškų dvasios, kurias reikia įėjus į mišką grybauti ir ką pasisveikinti, daug rasit grybų, paprašykit, kad lydėtų į grybingas vietas. Čia jau kita tema vasarai gal turbūt. Tai va, ir viskas tas yra, ir tas namų pas jūs aitvaras, ar kaip jį vaidina namų, tas taip pat yra. Ir jūs ateinat į savo namus naujus gyvent, kartais jau jeigu ten kažkas gyveno, tai jau jisai tenais apsigyvenęs ir su juo reikia taip pat susidraugauti, susibendrauti ir tą padedant lėkštę sakyti, čia vaišinu tave, globok mano namus, saugok mano namus, kad jie būtų švarūs, kad niekas jiem blogų nedarytų, neskriaustų. Tiesiog va tokie yra, ar tu puokštę padėsi ant stalo gėlių, taip pat, ar sunku mintimis tai pagalvot. Pagalvokit ir visako, tikrai nepakenks, tiesa. Tai va tokie patarimai visokie jum. Ir jeigu turit pietų stalą namuose, tai būtinai ant pietų stalo turi būti štaip, va, kažkas tai tokio padėta. Ne tik, kad gražu, ne tik iš karto tokia atmosfera, tam tokia atrodo tie namai kitokie, jeigu ten porą bananų įdėta, porą apelsinų, ar kažkas tai tokio, ir žinot, jau ta tokia iš karto tie namai tokie sotus atrodo, ar ne, net energetika pasikeičia tų, jūs jaučiat, nejaučiat, bet gal vis tiek kažkas jautresnį pajusit šitą. Tai va, tai tokių visokių čia aš jau tiek prirašiusi, kai ką ir pasikartoju vis, kas gal tų senesnių, nes čia tų įrašų pas mane virš 1000 yra ir visus tikrai labai sudėtinga visiems pažiūrėti, bet tai tiek va šventėm jum. Dar aš įrašysiu prieš pat šventes jum ir kažką tai gal užkalbėjimą gerai ateičiai, geriem metam, kortų būrimuką palėtinsiu jūs. Labai dėkui, labai jūs teisingai darot, kad jūs ir padėkojat ir ten, žinot, kaip čigonė sako, už viską reikia dėti pinigėlį arba nors širdelę, nors kažką tai tada viskas pildysis ir bus gerai. Tai va, pasirūpinkit savo namais, apsaugokit juos, tai nėra nei brangu, nei sudėtinga ir tą žvakę, ir tą pasmilkyt kažką, jeigu nepatingėsit.
tai tikrai pamatysit, kad pas jūs reikalai po truputį, ta karma namų, viskas pasikeičia. Patikėkit, bent jau pabandyt visiems patariu. Laimingai jums, visko jums geriausios sveikatos, sėkmės visiems ir būkit laimingi, mylėkit vienas kitą, mylėkit savo artimuosius, džiaukitės viskuo, ką Dievas davė. Ir bus tada gerai, išmokit viskam būti dėkingi.